Labas, labas, draugai. Taigi, šiandien tokia žvalgybos diena, kaip visada pas mane žvalgybos daug ir dar daugiau žemėlapių praleidžiu, kaip sakyt, prie žemėlapių dar daugiau laiko praleidžiu. Vieną dabar kartą scrollinu irgi žemėlapį, ten tikrinuosi per 3 vietas skirtingas, reljefas ir senas žemėlapis iš šiuolaikinis ir pam, žiūriu. Prie pat namų dar visai nepatikrinta vieta. Žiūrau, bam, duobių yra. Akivaizdžiai viskas sinchroniškai išdėliota, tai vienareikšmiškai žmogaus darbas ir vienareikšmiškai tai apkasai, tikrai, tai atvariau patikrint. Nesnaudžiam, varom, čekinam, nekantrauju pradėti. Oi, tik prasėjau, tai signalų yra akivaizdžiai tokia įdomi vieta. Faktas pagal medžių amžių, tai čia nebuvę. Tikrai anksčiau miškelio kažkokio, turbūt greičiausiai laukai buvę. Ir va, pirmas toksai darinys kažkoks nenatūralus. Nu, meskit į mane akmenį, bet mano manimu tai yra apkasas. Nu ir va, turim pirmą signalą. Toksai gal juodas metalas, bet gal stambesnis. Taip, tai gilzės supuvę, gilzės prasideda, o tai pats geriausias ženklas realiai. Tai čekinamės toliau. Nu, va, tokios vietos man visada būna įdomios. Dažnai tai būna, aišku, sovietinis palikimas, sovietinis šlamštas, bet nepraleidžiu galimybės pasitikrinti. Mes niekados nežinom, kas gali prie viso to dar būti išmesta. Koks butelaitis. Sakykim, čia visai įdomus butelis. Galimai gal Pepsis ar kas nors, bet štai tokį greičiausiai verta paimti. Jeigu ir nepasitvirtins, tai bent jau išmest bus galima. Bet realiai toks kažkuo jis man įdomus. Čia buvo tuštoka, bet pagal žemėlapį iš tikrųjų tai kitapus šitos vietos, šito brūzginėlio kitapus ta vieta, kurią mačiau žemėlapyje, tai reikės kažkokiais būdais va tenai ir nusigaut. Nežinau, tik tais, nu tai tiesiog eisiu kiaurai laukus, vis tiek tenais nekasinėsiu, tai žalos ir nepadarysiu. Taip tiesiai ir šaunam tada. Nu va, vienas mano mėgstamiausių dalykų išdžiūvus pelkį. Kaip aš mėgstu patikrinti tokius dalykus. Varau. Out of all the reindeers, you know you're the mastermind. Run, Rudolph, Randolph ain't too far behind. Ok, tuštoka ir tokia, nu, gerovė, pradžiūvus. Ai, dar ką, vienintelis dalykas, kurį suradau, tai normalų. Tai šlepavotas kažkieno. Šlepavotas senas supuvęs. Peraugė šaknys visur. Tai kasimas yra, oi, koks sunkus. Nu, neprarandam optimizmo. Varom. Jaukios pasivaikščiojimo vietelės neprimena. Ir gerokai jaučiasi skirtumas, kur buvau viršai kalno. Smėlis ir malonus kasimas, tai čia žemyn nusileidus molis ir pragariškas kasimas.
Bet atsižvelgiant į tai, kad vieta brūzgynas, tai dar net ir geriau, naudingiau tokioje vietoje vaikščiot. Opapa. Nu va. Priejau, pasirodo pirmus apkasėlius, kurie žemėlapyje buvo. Nu va, po ilgų ieškojimų pasiekiau tuose brūzgynuose. Visiški brūzgynai, bet signalų yra. Aišku, nu taip gyventojai irgi aplinkui, tai taip nėra pats malonumas didžiausias. Kita vertus, nieko aš čia blogo nedarau. Turiu pirmą signalą. Kažkas šviečia. Kažkas gražaus ir žalvarinio. Žalvaris gerai. Kažką gero reiškia. Bandom pasitikrinti. Opa. Oi, neblogai žibalinė lempa turim. Iš gilzės padaryta. Eksponatas labai fainas. O va čia hebrytė. Va čia tai bele kokio gerumo dalykas yra. Kažkam tai nieko nereiškia, o man tai reiškia, kad vokiška dantų pasta. O taip. Gal atradau naujas pozicijas. Nu, kažkoks gaidžius. Elektrotechnikos. Sovietinis, tik tais neaišku kokios epochos ar karo laikotarpio ar pokarinis. Visiškai nenusimanau šitam reikalė absoliučiai. Tai net neimu. O tokį dalyką tai užpisa iki gyvo kaulo. Negaliu. Nežinau. Gal čia mano nuomonė. Bet man tai čia į skarvadą kepimų panašu. Nejaugi aš galėčiau klysti. Kažkam ragus neištėjo. Akivaizdžiai. Čia ten nueities. Kažkas pasikasė ragus. Tai tokio vietoj realiai apsimoka apsivaikščiot, pasitikrint. Gal nukritę kur nors netoliesi ragai. Gali būt, kas ten žino. Nu jo. Tikėtina, kad ne karo radinys. Tikėtina, kad ne karo. Ir šiaip erkių dar yra. Oi, kiek dar daug yra. Ir bridmusių, aišku, prie visako. Nu ką, draugai. Su radiniais tik tais tiek, kiek ir parodžiau. Tai yra kaip yra. Bet akivaizdu, kad žvalgyba ir yra žvalgyba, toks dalykas, nebūtinai surast, svarbu žvalgyti. Tai dar vienas pliusiukas ant vienos vietos, kurios daugiau tikriausiai niekada netikrinsiu, greičiausiai. O mes susitinkam dar po 1, 2, 3. Labas ir vėl, taip greitai pasimatėm, bet praėjo visą savaitę. Ką, vėl nauja vieta ir nauji radiniai ir nu jau pradedu neblogais radiniais, sakykime, vokiškais.
esu čia buvęs aplinkui, bet kadangi plotas yra baisiai didelis, tai labai sunku ir susiorientuoti, kur buvau, kur nebuvau. Dar ten daug kraštų netikrinės, tai varysiu per visur. Žiūrėsim. Na va, po valandos laiko, gal daugiau. Signaliuks. Skardeliai, skardeliai, skardeliai. Chebra man piziai. Nežinau, kas ten krūmuose kuičiasi. Arba šernas, arba meška. Judesiai žiauriai lėti. O jeigu čia meška, tai nežinau kaip daryti. Tokia vieta žiauriai nenormali. Ir dar matau vis dar, kad tenais juda. Tik man per kamerą pritraukti, prizūminti neįmanoma. Labas, draugai. Trečias dublis. Tikiuosi jau paskutinis šiam video. Tai paskutinį kartą irgi nieko gero. Pradžia buvo pozityvi, o paskui nieko su radiniais. Ir iš tikrųjų dabar ilga pauzė buvo. Tai realiai po gero mėnesio tikriausiai dabar vėl filmuoju nuo praeito karto. O dabar turiu tokią vietą. Iš tikrųjų senai čia norėjau pasirodyti, senai čia norėjau patikrinti. Ir kažkaip, kadangi čia tik tas tikrinimas mažuose kvadratuose, nėra kad vientisas miškas, tai kažkaip atidėliodavau, bet atėjo laikas. Reikia patikrinti. Šaltoka, kaip jau sakiau, bet pasižiūrim. Šiaip tais aplinkui intensyviai vokiečiai buvo įsikūrę, intensyviai veikė, tai tikiuosi, kad bent kažkoks radinys pasitaikys. Na, o dabar prie to pačiu, kad jau čia tai yra karjeras toksai. Ir prie to karjero yra maudimo aikštelė, tai noriu pasitikrinti. Gal netyčia dar kokią grandinėlį prie to pačio. Einu pažiūrėti. Pirmas cientukas. Nelabai čia aš ką jam ir beparodysiu. Mane sufokusuos. Bet grošis. Dar taip nematęs. Grošiukas. Lenkiškas. Na, kaip faina. Gerai, dar paieškom biskelį ir eisim vokiečių žiūrėti. Čia tokia visiška pelkė aplinkui, visur pelkinėliai mažyčiai, arba aukštumos, arba žemumos su pelkinėliais. Tai tuose pelkinėliuose yra tikimybės kažką įmestų rasti. Reikia tikrinti dėl to. Biški geras signalas, biški tikrai. Ir va, jeigu aš neklystu, tai arba cinkas, arba aliumas. Tikiuosi, kad ne kuoliukas. Kaip jūs galvojat, vis dėlto kuoliukas. Tai net nekasu, toliau einu. Pelkynai ir laukai. Ir tokius keveldros visokios. Vienu žodžiu, kol kas rimtų nėra. Dabar esu apkase. Aplinkui, nežinau, kiek ten matosi, yra visokie brūzgynai. O čia apkase jau signalas neblogas. Pasižiūrim.
pasirodo. Oi, skeveldra. Skeveldra. Dar pypia, tai dar ieško tvertą. Tai vat dėl to ir pypiai, nes kažkoks plokštuma kažkokia gryno metalo, tai normalu, kad ir pypia. Bet čia kažkoks darinys įdomesnis. Nežinau, nesu matęs, tikrai neimsiu tokio svorio, nes dar vaikščiosiu nemažai. Skamba monetiškai. Nu ką, chebra, kaip sakiau, tai labai arti tiesos buvau. Sagutį. Cariniai. Greičiausiai CR laikotarpio sagutė lygi. Iškratysim, pažiūrėsim. Ja, visiškai lygi graži sagutė. Nu, principe tas pats kaip moneta, apvalus signalas. Nauragylis nuo traktoriuko. Šito metaliuko labai daug čia būna visados. Nu ne čia, bet apskritai. Na draugai, kuris pirmas pakomentuos, kas tai per daiktas? Kasgi čia per daiktas? Jeigu suprantat, jeigu žinot, pakomentuokit. Pasufleruosiu tiek, kad tai nėra karinis daiktas. Galėjo būti naudojamas, ta prasme, tuo metu kare, bet iš esmės tai nėra militaristinis, nes ir civiliai, netgi civiliai dažniau juos naudojo. Tai va, laukiu komentarų. Uodegėlį, kiek milimetrų negaliu atsakyti. Galiu tik pasakyti, kad greičiausiai rusų. Na, jei daryti kokį įdomų dirbinį, visai gerai. Kai daryti nieko nesiruošiu, tai neimu. Nu, aš čia padariau kilometražo biškelį. Žodžiu, tiek žinių, kad nieko gero. Oi, kur čia aš filmuoju. Nieko gero su tais radiniais. Gilzių tai vokiškų buvo tikrai mėtėsi. Nu, daugiau tokių rimtesnių nieko. Kartais iš tikrųjų, kai taip nesėkmingai einasi, tai kartais pagalvoju, kad jau gal viskas, pabaiga, radiniai baigėsi gal jau.
Bet vis tiek po to vėl kažkada kažką randi ir vėl optimizmas pakyla. Tai čia toks amerikietiški kalneliai. Bet šiaip tais faktas pats konstatuotas. Vokiškos pozicijos yra. Viskas okei su jom. Netgi iš tikrųjų tik nenufilmavau, net ir pelkė įstumtas bunkeris, tas vadinamas, kur MG lizdui, iš esmės tai ir yra MG lizdas. Netgi tas yra, reiškia, ant kalnų, tokių buvo įkasta. Tai kas bylotų apie vokiečių buvimą, tai 100% tiesa. O šiaip iš tikrųjų tai labai vargina. Iš tikrųjų, kai temsta anksti, tai atvažiuoji kelios valandos ir jau pamažu pradeda temti. Viskas, draugai, viskas. Važiuoju, varau tiesiai namo. Ate, mano rankos purinos. Varau namo, varau montuot iš tikrųjų ir kuo greičiau jums paleisti. Susitinkam, tikiuosi greit. Ate.